Kas nuėjo? Nu, tai kas tau gerai, nesuprantu. Šlipk iš mašinos. Šlipk iš mašinos. Išlipk iš mašinos, nekartosiu. Mašinos, rankas pasikeli. Rankas. Neklausysiu. Išlaipinau todėl, nes aš tais paprašiau, pareikalavau ir taip po tave priverst. Gerai, žiūrėk, aš tau nuimsiu pirštinės. Aš tave surakinau dėl to, nes kas buvo, tai aš tau jau sakiau. Aš tau sakiau, nu tai taip. Todėl nes tavęs teko prašyti, reikalauti ir priverst. Žiūrėk, ar aš apieškojęs tavo kišenes rasčiau tavo teisių dokumentą. Gerai, nesikeikim. Pagarbiais biškį. Žiūrėk, girdėjau pirmai kažką taip šnabždėdamas, kažką apie kaseką kalbėjai. Nu, nepasakyčiau, kad legalu. Supranti, kad už vairo vartoti tokių dalykų negali. Apieškosiu aš tai. Darau su tavim, kai tu tipo pareigūnas, nežinau, tuos ginklus skaityt, kad tipo turi ar neturi. Gerai. Mhm. Aha. Tai iš kur ginklas? Gerai, be keiksmažodžių nekartosiu. Žiūrėk, dabar aš tavo pirštą pridėsiu. Kilo 101 Žilvinas Kipskys, jau buvau prisistatęs aš jums. Mhm. Gerai, nekartosiu, tiesiog padėk piršto antspaudą. Žiūrėk. Tai pagerėjo.
Nieks tai jis nepaleis taip lengvai. Tai arba būni ramus, arba pasikartos mano tazeris tau. Štai dėl saugumo pasisvaidysiu į automobilį. Saugos diržo neseksiu, nes gerai, tuoj. Dabar žiūrėk. Tu nežiūrėk, klausykis manęs. Iš pradžių, tai dėl ko tavo kaltinimai būtų tokie, tai būtų neleistinas disponavimas policijos šaunamaisiais ginklais, tada valstybės tarnautojų, nu tiesiog orumo pažeminimas būtų pareigūnų, tada grasinimas pareigūnai būtų, tada būtų chuliganiškas transporto priemonių vairavimas, tada transporto priemonės vairavimas, kai vairuoja nuo psichiškai veikiančių medžiagų apsvaigęs asmuo. Ir būtų tau 55 mėnesių kalinimų ir 194 tūkstančiai baudos, ar sutiktai su savo kaltinimais. Tai žiūrėk, tu buvai sakęs, kad tu esi kasėką rūkęs. Tada tu keikeisi, nerodė jokios pagarbos man pareigūnui. Tuomet, kai tu buvai išnabždėjęs dėl to kabutėse kasekų, kaip jūs jaunimas, ne jaunimas sakot, tai aš dėl savo saugumo tave surakinau, išlaipinau iš automobilio. Ir viso antra, aš dar buvau matęs, kaip tu buvai įsitraukęs savo ginklą ir tuomet iš karto tave laipinau. Tai ir sutinki tikrai su savo kaltinimai. Nereikia pakartot. Gerai.